sunku pradėti tą pirmą žodį tarti, nes tai kai buvo daug vilčių dėta į tą filmą ir kai visi žmonės apie tai žino ir kai žadėjom, kad čia darome filmą ir mes žadėjom, kad kitiem parodysim, tai yra didelė atsakomybė. This wasteland sprawls for miles and choreographs with the wind. And the trees stand like soldiers and they're ready for anything. But as the ground tremors, it tremors, the flames they flicker. And your heart it shivers at the way. Šis nuotykis prasidėjo birželio 19 dieną, kai atskridom aš ir Justė į Tromso oro uostą ir atvažiavom į Stakviką dirbti. Tai va. Taip, birželio 19 dieną mes atsidūrėme Stakvike. Ir Justė, aš kadangi čia buvau Stakvike, ne pirmas kartas man, tai gali papasakoti Justė, kokie įspūdžiai. Pasirodė labai šalta, niūru, nebuvo saulės, daug kalnų, visiškai kitas klimatas, nei koks buvo. Lietuvoje tuo metu buvo labai karšta ir kai atvažiuoju čia, kur yra gal buvo 13, man atrodo, laipsnių, tikrai nebuvo daugiau, nes buvo gan šalta. Ir tas toks klimato kaita buvo gan šokiruojanti, nu, gal ne šokiruojanti, bet tikrai buvo kažkas tokio netikėto. Man labiausiai šita visa aplinka Stakvike yra neįprasta dėl to, kad yra vis dėlto neįprastai kaip ir maža gyvenvietė, kaimas. Ir nedažnai man tenka pagyventi tokiose mažose vietose. Tai iš tikrųjų labai keista, nes mažai yra kaip ir veiklos, jei tiksliau sakant, veiklos nebus, jeigu nesusigalvosi pats nieko. Tikrai reikia mokėti prisiderinti prie tokio gyvenimo ritmo, koks čia yra. Manau, kad prisiderinom. Jo. Kažkaip pavyko, kas belieka. Nieko kitko nebelieka. Taip, esame šiaurinėje Norvegijos dalyje. Dėl to ir vat tenka pasidžiaugti poliarinėmis dienomis. Dienomis, nes naktų nėra. Nes nakties neteko pamatyti. Kadangi dabar yra vasara, tai džiaugiamės poliarinėmis dienomis. Tai reiškia, niekada nebūna nakties, niekada nebūna tamsu. Dabar tiesa jau yra rugpjūčio pradžia ir vakarais šiek tiek tamsiau jau negu anksčiau, bet tamsu visiškai niekada nebūna kaip vidury nakties. Ir tiesa, jis tai labai būdavo sunku užmigti. Jo, kartais. Nu, man dažniausiai būdavo sunku užmigti, kai laikai yra diena, kai galbūt tau kažkur reikia eiti, o pasirodo, kad yra naktis ir tau reikia eiti miegoti. Tai va, mes, kad važiavę į Stakviką, apsigyvenom pas tikrai labai nuostabaus žmogaus, Anytos namuose. Mūsų sugyventinė Anyta, galim pasakyti tik tai gerus žodžius apie ją. Jo. Labai nuostabus, įdomus žmogus, įkvepiantis. Įdomu gyventi čia nes, pavyzdžiui, dabar nematot, bet čia yra tiek daug įdomių daiktų. Yra visokių smulkmenėlių, ir kaukės, ir gėlės, ir statulėlės. Žmogus tikrai yra labai įdomus ir ryški asmenybė. Tai aš labai džiaugiuosi. Ir lygiai tokie patys įdomus yra jos namai, kuriuose mes gyvenam. Ir labai džiaugiamės, kad čia gyvenam. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pamatyti Anytą ir su ją susipažinti. It's a quiet and nice place, of course it is. But no man for me. And but yes, it is a nice place, I think. Yeah. So, what do you miss mostly in this place? You feel lack of some activities or some how to say, like
places, like where to go? Yes, of course I miss. I can in Tromsø we can go cinema. You can go. I miss my old friends. Yes, and yes, much more to do. And how about polar nights in this place? Because it's like always dark and there's nothing to do. You don't feel like depressed or... No, the polar night is very, very nice here. You know, it's very dark. We have not so much light, so we see the stars and Nordlys, and I think it's the best day of year, time of year. So what do you think about these people and how do you feel communicating with the people from other, because it's not like a very international place, it's like Norwegian place, but just a lot of Lithuanians. So. Yes, so I'm very happy to knew you, all the Lithuanian people. It's of course it's exciting, and you are very nice people. So what do you like mostly about Lithuanian people? Oh, you are very friendly, and if there is something, no problem. You help each other, and yes, I like that. And you're very good at party. Skandinavijos gamta yra viena gražiausių pasaulyje ir manau, kad tai yra tiesos šitam pasakyme kažkiek tikrai. Be galo gražus kraštovaizdis, fjordai, kalnai, debesys nusileidę ant kalnų, kasdien tikrai gražu. Gali paduoti arbatos? Prašom, prašom, ponė. Ačiū. Skol. Verta paminėti, kad čia pragyvenimas Norvegijai nėra labai lengvas, nes didelės kainos, maistas yra tikrai brangus, drabužiai brangus, viskas yra brangu. Na, akcija. Tilbūt. Gal arbūzo pasėjo? Ne, manau, vaisiai. Kas Julė pirksi valgyt? Pieno pirksiu. Pieno. Aš dabar žinočiau, kur šia pienas normalus yra. Koks brangus tas pienas. 21 kroną, tai maždaug apie 14 litų gaunasi, ne? 21 kroną, jo. Perkam labai brangu. Jogurtai kainuoja 20 kronų, tai va tas indelis kainuotų apie kokius 9-8 litus. Kodėl tas pienas, kažin, per pusę pigesnis? Nežinau. Tas viskas iš tikrųjų brangu yra, bet pasižiūrėjau santykį tarp atlyginimų ir kainų, nėra taip ir baisu. Norvegija, žuvies kraštas. Žuvies kraštas. Žuvies kraštas. Lašiša, toškė, sėja. Jo, čia. Ir taip toliau. Daug Norvegai mėgsta žuvį. Per televiziją žuvis. Koks yra labai įdomus dalykas, kol nepamiršau, paminėsiu, kad prieš Kalėdas Norvegai šiaip yra krikščionys, kaip ir visi. Yra krikščionys, kaip ir lietuviai, bet lietuviai, kaip ir dauguma krikščionių, prieš Kalėdas kažkurį laikotarpį nevalgo mėsos, o Norvegai nevalgo žuvies, bet valgo mėsą. Tai čia yra labai įdomus dalykas ir labai keista. Taip, tas dalykas man irgi labai nustebino, susimašiau, kodėl. Tai va, kaip ir minėjom, Norvegai mėgsta žuvį. Dėl to gal mes ir dirbam žuvies fabrike, kad yra didelė paklausa žuvies. Galbūt dėl to, kas čia žino, šiaip realiai. O maistas Norvegijoje... Nepakyčiau, kad labai skirtingas. Nėra. Lietuvoje valgo taip pat kaip ir mes mėsą, valgo vaisius, daržoves, geralų. Nėra kažko ypatingas maistas tikrai, tiesiog nieko nėra išskirtinio. Šios yra žuvies pudingas, žuvies blynai, žuvies virtiniai,
Ir dar daug visko iš žuvies padaryti. Jo, pavyzdžiui, kaip pas mus yra, gal vadinti, nacionalinis patiekalas yra bulvė ir mes daug darom patiekalų iš bulvių, tai norvegai daro daug patiekalų iš žuvies, būtent iš žuvies. Ja. Nes Norvegija. Tai vat maistas, o mes čia maitiname, sakyčiau, gan neprastai. Neprastai. O pasižiūrėkit, sausainius kepam. Tai va kepam dabar sausainius. Kokią progą mes čia kepam sausainius, Justina? Be progos. Kaip tai be progos? Be progos, šiaip. Taigi šeštadienis. Tai šeštadienio proga. Ar dažnai mes taip lepinamės? Starvike? Nu, šiaip tai pasilepinam kartais tortilijom. Kuo dažniausiai? Dažniausiai nusipirkam didelį paką tortilijų ir valgom. Ir viskas suvalgom tą vieną dieną. O ledų? O, dar labai valgom ledus. Kiekvieną vakarą dažniausiai po darbo kapuojam dėžę ledų. Fabrike yra 3 pagrindiniai skyriai. Tai prieplauka, kurioje vyksta šviežios žuvies priiminėjimas, pjaustymas, filių pjaustymas. Prieplauka vadinama kaja. Pokaja. Pokaja. Ne, pokaja reiškia prieplaukoj. Tai prieplauka yra vadinama kaja. Kaja. Norvegiškai. Kitas skyrius yra virtuvė, kur vyksta blynų kepimas, boilerių virimas, virtinukų tų vadinamų, jie vadinasi boileriai. Ir kitokie panašus darbai kaip bratangas, bakalojus ir panašiai. Ir trečias skyrius yra pakavimo skyrius, kur vyksta produkcijos pakavimas. Pakė, vadiname patalpą pakė. Pakė. Vyksta produkcijos pakavimas ir paruošimas išsiuntimui. Mes dažniausiai dirbam virtuviai arba prieplaukoj, kajoj. Prieplaukoj dažniausiai plaunam sienas. Tai dar tą kampą reikia išplauti. Atsimenat? Smirda. Nu, ne visada. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, you're in the army now. Trumpai tariant, būtent mūsų, tai yra mano ir Justinos dėka, Liepos mėnuo Kajoj tapo švaros mėnuo. Pagaliau kažkas tapo švaru. Can you explain what you're doing in this factory, your work, what is your occupation Yes. All other work and I do nothing.
That was great. I am, what you call it? I do everything. Kai pradėjau dirbti šitam fabrike, prieš tai dirbo tik tėvas, mes pradėjom dviese čia dirbti. Dirbom paprastus darbus, kaip ir dabar, žuvies darinėjimas, rūkinimas. Tuo laiku bosas daugiau dirbo su mumis. Paskui atėjo daugiau lietuvių dirbti. Atsirado daugiau darbų, krūvis buvo daug didesnis. Tada bosas pastebėjo, ar reikėjo jam žmogaus, kuris lengviau šnekėtų su lietuviais lietuviškai, nes aš pradėjau norvegiškai šnekėti. Ir jis paskyrė mane šiek tiek į aukštesnės pareigas. Prie eilinių kasdieninių darbų prisidėjo darbų, vadovavimas darbams, skirstymas darbų, dokumentų pildymas, ataskaitų pildymas, produkcijos išleidimas. Darinėjau žuvį. Austau filės, plaunu dėžės, pakuojam žuvį, ką dar, nežinau, įvairiai, visi darbai susijęs su žuvim. Yra labai smagu dirbti su tarptautinė kompanija. Jo, yra labai smagu ir tiesiog tikrai nenuobodu būna darbe, dirbant su Geo, tiek su Lai ir tikrai yra smagu. Yes, babe. Yesterday. Today I speak Sandra. Oi, no me. Oh, nearly. Šiaip taip nėra laisvalaikio pasirinkimas čia gan didelis, nes nelabai yra kur išeiti, nelabai vyksta koncertai, nelabai yra teatrų, nelabai yra barų, klubų, tiesiog čia nieko nėra. Įsivaizduokit, kad čia yra gudus kaimas, kuriame yra tik viena parduotuvė. When winter, I have nothing to do. When I work in it, I will sit and see TV. After go sleep, eat, sleep. And summer? Yeah. Summer, I have many to do. Because summer, when I work finish, then I go up in mountain. When I not go up the mountain, I have to watch the school because I have my girlfriend, he holiday, I will go watch the school. Šiokiom dienom vakarais groju gitarą. Ištisai mokausi, labai norėjau išmokti groti, tai va. I have good friend, example like Aura, Sylvia, Yulu, Diana. There's my group. We enjoy something, we go to my house or go to Yulu, how to be party. We can do only that because nothing here. Weekends we go with caravan car or home, making everything look nice. Along the plan, what's it called? Fixing stuffs. I have a boat. I like to go with my boat fishing. Yeah, go on the mountains. I think it's very nice. So yeah, things like that. Tai laisvalaikio pagrindinės veiklos šitoj saloj yra Manau, galim pavadinti komunikacija, bendravimas su kitais lietuviais.
Gilvė veža. Važiuojam į Balį. Tai va, laisvalaikis toks yra gan vienodas dažniausiai, bet mums labai pasisekė, kad kaip tik buvo festivalis. Taip. Vieną savaitgalį vyko. Bukna festivalą, ane? Ir ten vyko koncertas, labai nuostabios grupės Banana Airlines. Banana Airlines. Labai nuostabi grupė. Yay! Yes, we have no banana. We have no banana today. Yay, yay, yay. We have no bananas. We have no bananas today. Lär någon att han är hennes skos, de 20. Daugelis čia atvyko ne patosogauti, ne pasigrožėti gamta, o atvyko užsidirbti pinigų. Taip padarėm ir mes. Because I'm married. I have my husband. Because I live here very long time. And where is your husband? Now he died. And why did you decide to marry a Norwegian man, and why did you decide to come here? No, I don't think too much because I think, you know, when some people, he love, he more get married. I don't think I can come here. But when my husband live to Norway, I more come to Norway, live here. Nu, dėdė pasakė, kad yra kažkokia vieta, parašiau žinutę ir sako, atvažiuok. First come to be married with my husband. I don't think about work in the fabric before, but my husband fight for me because he worked on that place. And now I don't work in Starkvik anymore because I moved back to Thailand. Now I have my own business. It's about spa in Thailand. Now I'm happy in Thailand. Čia gal yra tų daugiau šitą galimybių irgi gyventi viską, žinai. Labai daug čia galimybių. Bet, nežinau, jeigu tu būsi neverstas vietoj sėdėsi, tai tu ir niečia neišgyvensi. Lietuva, aš matau savo perspektyvos prasimuš. Vis tiek tavo kalba, tavo pažintys, tavo draugai, tavo šeima. Čia tik tai sėdi dėl tos pradžios, kad atsidarytų tavo durys Lietuva. Gyvenimas privertė, reikėjo išvažiuoti, nes savo norų pasirinkau išvažiuoti. Because Arnfinn moved his company. Oh. And I was tend to stand about 6 months, but then I met Anna-Greta. So now I am here. And what do you prefer, Tromsø or Starkvik? Starkvik. Why? Because it's more quiet, easier life. Tromsø, everything is going here, there and everywhere. And you drive a car, you're standing in line and wait for... Everything is stress.
I don't want to stay in Stockley. I only want to work here because when the last boat is gone, nothing to do. I can't drive to Tromsø if I want. I like everything. I like the work, I like the people, the Norwegian, the Lithuanian, and Thai people, everyone. I think all is great people. Ja, jeg liker det her sola, og sommer, og vinter, og nordlys. Ja. I like the most. I like to in here. I don't think to go to fiske. Go put what English there? I must hang a little. And fruit in a mountain. Tai jūs dabar patenkintas ar nepatenkintas esat savo gyvenimu čia? Ne. Šiuo metu? Ne? Tikrai ne. O kokias? Mintys Lietuvoje ir visas gyvenimas Lietuvoje. Čia atvažiuoti padirbti, susidirbti, kad pragyventi Lietuvoje galima būtų. O ten rast kažkokį darbą, kad dasidurt. Ir čia kas čia gerai. Geriausiai sakau, kad nematau girtų ir aš vienu žodžiu atsitraukęs nuo alkoholio. O vienintelis, manau, aš jau savo dozę išgėręs, manau, balijos išgerta. Not so much people. Maybe that's why it's problem in Stockley, because not so much people, nothing to do, and make a lot of story. Pasiilgstu įvairesnio socialinio gyvenimo, pasiilgstu kai kurių žmonių. Gamtos visko pasiilgstu, kas yra Lietuvoje. I miss my baby. Your children? Yeah, my baby. Yes, I miss my grandson. Grandchildren? Grandchildren, I don't know that. And that I miss. Everything I don't miss more because I don't have mama. I don't have papa. My papa died. My mama died not too long time. Aš esu tikrai prisirišusi prie šios aplinkos, prie Stakviko ir man bus tikrai labai sunku išvykti šiandien, palikti šios žmonės, prie kurių spėjau tikrai priprasti. Pasiilgsiu darbo, pasiilgsiu kalnų, pasiilgsiu namo, pasiilgsiu šios sofos, pasiilgsiu visko. Noriu padėkoti tai visiems žmonėms, su kuriais teko bendrauti, su kuriais teko dirbti, su kuriais teko galbūt tik pasisveikinti. Noriu padėkoti visiems, nes, kaip minėjau, kad niekas gyvenime nenutinka be reikalo. Tie žmonės, reiškia, turėjo būti mano gyvenimo, nors trumpą laikotarpį. Tai štai noriu padėkoti. Tai iš tikrųjų kompanija, kurią turėjau čia Stakvike, tikrai labai palengvino mano buvimą čia. Jų dėka laikas buvo praleistas tikrai smagiai. Tai aš irgi norėčiau visiems padėkoti, kompanijai savo norėčiau padėkoti. Ką reikia daryti? Pristatykit pirmiau. No, I'm a doctor. He is not at work. Vydas, Ilona, Evelina, Sandra. Ir galiausiai kitą savaitę atvažiavo Sandra. Mano vardas Egidijus 28 metų. Egidijus Bunza 28. No, I have them do. Ask Milo. Mane? Yeah. Tau. Hey. I am Hannes, it's dog, and I am almost eating and sleeping and do nothing else.